Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Įsirinksit savo kortą ir aš jums tuoj apie tai pasakysiu. Tai va, ką mes čia randam. Kardų karalius. Ne, čia ne karalius, o čia ne karalius, čia tik riteris. Kardų riteris. Tai toks truputį išmintingas šmaikštuolis. Kai jis įlekia ir įneša visokių ten įdomių, linksmų, žaismingų, reikalingų ir nereikalingų žinių. Jis įlekia, kad jum sudrumstų jūsų kasdienybę ir atsirastų tokių visokių intrigų, kažkokių naujovių, kažkokių naujų planų. Tai arba jum įlėks toks riteris rytoj į jūsų dieną, arba jūs pokšt ir tapsit tokiu riteriu, kuris norės tokį įspūdį padaryti kitiem. Kažką sugalvot, kažką prigalvot, kažką išgirdus perduot, pasakyt. Toks reikia, nereikia. Tokia linksma kalbėjimo diena. Kažką išgirsit, perduosit kitiem, kažkas jum perduos kokį. Greičiausiai tai nebus nieko rimto. Greičiausiai tai bus kažkoks gandas ar kažkokia tai žinia, kaip sklando po internetą, toks reikalingas, nereikalingas, bet vis tiek toks intriguojantis kažkoks momentas. Tai ir stebėkit savo dieną rytoj ir tikrai niekam neskirkit tokio labai svarbumo. Kiekviena žinia gali būti ir teisinga, ir neteisinga, ir reikalinga, ir nereikalinga. Tai tiesiog jūsų tokio proto žaismė, toks sąmoningumo patikrinimas. Žodžiu, bus įdomu. Stebėkit ir nieko nesureikšminkit. Tai va, mes čia turim pinigų. Tai pinigų korta jau tikrai tokių stabilių pinigų, tokia situacija, kai jūs turit pakankamai ir niekam nenorit atiduot. Ir neatiduokit, ir turėkit. Na, šita panelė atėjo paslėpti savo skrynios, kad jau tikrai niekas neatimtų. Jūs, aišku, nebėgsit slėpti savo skrynios, gal ne skrynios neturit, ne užkas neturit, kur nors į savo vazoną čia ar po balkonų, tai tikrai neverta. Bet jūs rytoj tikrai kruopščiai saugosit savo pinigus, jūs tikrai jų neišleisit be reikalo, jūs labai gerai apgalvosit kiekvieną pirkinį, jūs greičiausiai net iš viso nieko nesiruošiat pirkt. Taip taupiai sudėsit į krūvelę, galbūt perskaičiuosit, gal neperskaičiuosit, gal jūs žinot ir taip, kiek toj krūveliai pinigų, ir jos taip saugiai priglausit. Jūs nudžiugins tai, kad tie pinigai su jumis. Jūs žinot, kad vis tiek jūs juos kažkada išleisit ir gausit už tai ir patogumų, ir malonumų, bet rytoj tai bus jūsų pinigai, jūsų draugai. Ir gerai, ir neišleiskit, ir neatiduokit, ir pasibūkit su savo pinigėliais draugiškai. Suskaičiuokit juos. Ar aš apie skaičiavimą jau sakiau, galit jūs jau seniai žinot apie tai. Žodžiu, rytoj jum pinigų diena. Jūsų draugystės su jūsų pinigais diena. Prisiminkit, kad pinigų yra, jų viskam užtenka ir nuolat daugėja ir gal net rytoj padaugės, bet nesumažės tai jau tikrai.
Septynetas lazdų arba skeptrų sako, kad jūs jau pasiekėt visų laimėjimų, tai jūs čia vakar jau pasiekėt savo visus laimėjimus. Jau nugalėjot, laimėjot, pakilot, įsikūrėt ir dabar jums atrodo, kad kažkas bando iš jūsų atimti šitą poziciją, šitą postą. Tai jūs pasiruošit kovot, pasiruošit gintis, taip jau labai apgalvosit, kaip jūs ginsitės, stosit į gynybą, greičiausiai gintis nereikės, greičiausiai tai iš viso net ir netiesa, kad jūs kažkas puola, gal jums tik tai pasirodė, o gal kažkas pralėkė tokį gandą jums atnešė, bet jūs gynybai pasiruošę. Tai vienai dienai jūs galite ir pasidėti gynyboje. Tik tai ten neužstrikit per daug, nes geriau jau judėt, o nestovėt su lazda ir laukt, puls jūs kas nors ar nepuls. Greičiausiai nepuls. Na, tai toks jums rytojus. Gerai dairykitės ir galbūt nieko daryti ir nereikės. Taip, čia ta puikioji karalienė. Jūs rytoj ir tampa tokiu asmeniu kaip šita karalienė. Tokiu kupinu meilės, jausmų, emocijų, tokios šviesios energijos, tokio jaukaus gerumo. Jūs įeinat į salę, ar į parduotuvę, ar į kažkur. Ir nuo jūsų jau sklinda tokia miela šviesa, kad visi į jūs atsigręžia ir jums šypsosi, ir jums sako komplimentus, ir vaišina jūs saldainiais ar gėrimais, ir jūs taip pat dalinate savo šilumą ir savo tą nuostabią energiją. Tokia karališka, šviesia, miela energija. Jūsų populiarumas šauna į kažkokius ten aukščius. Neatėjo į galvą. Žodžiu, jūs tampa dar populiaresniais, negu buvot, ir jūs suprantat, kad jūs mylit visus, jūs myli visi. Ir tikrai tokia pozicija negali nedžiuginti. Jūs būtinai nudžiugins tai, kaip jūs atrodot, kaip jums sekasi, kaip jūs visiems patinkat ir kaip jums patinka viskas, kas aplinkui darosi.